Sveiki visi, čia Just Video 898 ir aš noriu per šį video parodyti jums, kaip pasidaryti pistonų elevatorių. Taigi, pradedame įsikaskime dabutę. Įdėkime stumoklius, padėkime redstone ir leverį. Patikrinkime, veikia gerai. Tada padarom tokį mechanizmą. Taip. Įsiminkit, kad ten, kur yra kur repeatersas duoda signalą pistons, tai būtinai turi būti ant 4 visą laiką. Nebent pasakysiu, kad ten neturi būti. Tai tada ir neturi būti. Tada čia padedam repeatersą ir nieko su juo nedarom. Kitoj pusėj padedam. Kitoj pusėj padedam ir padarom jį, nustatom ant 2. Nuvedam tada čia, nice. Padarom vėl tą patį dalyką. Tik jau biškį aukščiau. Taigi taip. Temsta. Ai, kas skirtumas. Manau, matot, ką aš darau. Neapsimoka ir kažko tais nutraukinėt. Tada padedam čia taip. What the? Nesisek. Gerai, tada padarom dabar taip. Ten. Uždedam. Ir dabar jau redstone repeaters reikia padėti čia ir nustatyti ant 4. Ir tai bus visur. Fuck. O taip, ir tada patikrinam, ar veikia. Taigi, what the... Ai, va. Čia pamiršau. Taigi, taip. Jeigu jums veikia taip pat kaip ir man, tai tada reiškia viskas gerai darėt. Jeigu neveikia, tai žiūrėkit per naują mano video ir bandykit taisytis. Tai aš keliauju toliau. Tai kad čia toliau, kur ir keliauti neįmanoma, nes viskas tas pats. Čia redstone repeaters, ten uždėti. Ir čia tą patį dabar reikia padaryti. Nustatyti ant 4. Taip. Taip padaryti. Toliau taip. Fuck. Gerai. Taip padarom. Ten paliekam ant 1. Tada tą patį čia padarom. Čia taip pat. Dar patikrinam, ar veikia. Kažkur mane nustūmė. Ir einu pasitikrinti, kodėl. Mane nustūmė. Čia pamiršau padaryti ant 4. Taigi dabar manęs turėtų nenustumti. Viskas turėtų būti gerai. Ir taip, manęs nenustūmė, taigi viskas gerai. Ir galim tęsti toliau. Šiaip tai dėkit komentarus ir prašykit, ar siūlykit, kokiu tais norit, kad aš padaryčiau filmukų. Tai prasme su Counter Strike'u, su RuneScape'u, su 4Story ir taip toliau. Taigi. Tenais, jeigu padėsim, tai tenais liesi su kitais redstone'ais, tai labai blogai, tai reikia dėti iš šono.
Ir dar vieną padarom. Ir užteks, manau. Jei nori daryti aukščiau, tai ten paskui reikės labai švedžioti, ten iš visokių kitokių kampų daryti, kad kuo aukščiau gautųsi. Ir kad patektų į pistoną, bet kad gautųsi, kad gautųsi, užstrigo tas žodis, kad gautųsi, kad nesigautų susilietimai su kokiu kitokiu. Redstone, žodžiu. Taigi, oi, netyčia. Tai va. Išbandom, ar veikia. Ir manau, toj būsim jau. Taigi, tai veikia ir mes jau padarėm beveik. Bet aš dar jums tik noriu padaryti vieną dalyką. Tokį, kuris gali praversti, kad, tas dalykas praverčia tam, kad, tarkim, užkylat, reikia nueiti, o tas dalykas tiesiog jūs išstums, net nereikės nieko įdėti. Tiesiog gali tai pasidaryti, kad, tarp prasme, va taip įstumė jūs, čia būna toks, ir paskui koksai toks fontanas leidžiasi ir iki jūsų namų nuteka. Taigi, čia kaip kieno jau vaizduotė. Čia viskas dabar priklausys tik nuo jūsų vaizduotės. Taigi. Čia padedam. Taip. Ir dabar gausis labai gerai. Taigi, spaunam, kylam. Ir mus tiesiog nustumint šitos platformos. Taigi, jeigu jums nepavyko ir neradote jokios klaidos, tai tada padarykite tokį dalyką. Čia gali būti bet koks blokas, bet aš pasirinkau stiklą, kad galėčiau matyti, kas priekį ir šiaip seniau atrodo. Jeigu jūs nustumė, tai tiesiog padėkite taip tokią sieną ir gražiai atrodys, kaip kilsite ir jūsų nenustums, taigi dviguba nauda. Taigi, baigiau šitą video ir aš jums noriu pasakyti, prenumeruokite, vertinkite, dalinkitės ir komentuokite. Taigi, aš jums sakau, viso gero.